Šiandien noriu parodyti tuniką. Nėriau ją ir nešiojau vienu būdu. Tai yra raištukai šonuose. Ne? Dabar aš tos raištukus išsiėmu, taip. Ir tunika lieka tokia. Taigi, kitas nešiojimo būdas. Sukame tuniką ir štai toksai būdas. Galim aukščiau, galim žemiau, kaip mums norisi. Kitas būdas. Pridedame rankovės. Tai yra va, skylutės. Aš paimu kitą dalį. Hop, prakišu kitą. Ir aš gaunu kaip rankovės. Ir įdomesnis toksai kaip akcentas gaunasi. Dabar išleidžiu rankovę. Ir skersuoju. Ir gauname dar vieną būdą. Vieną rankovę. Ir kita pusė ilga. Taigi, nešiojimo būdų galim prigalvoti savo visokių. Imu raištuką. Aš manau, dar vienas būdas. Aišku, susitvarkyti reikia gražiai. Prašau. Kaip jums, kol video rašiau? Žiūrėkit. Dar vienas būdas nešioti tuniką. Dar vienas būdas. Užrišam. Va toks. Kaspinėlis gal. O jeigu turite sagę kokią nors, kitą raištelį, galima perkišti per šitas skylutes taip pat irgi. Žinokit, fantazijai ribų nėra. Bandykit. O kas nori tunikos, rašykit.